Gaminame vištieną rytietiškai. Svogūnus ir česnakus nulupkite. Svogūnus supjaustykite kubeliais. Česnakus sukapokite. Imbierą smulkiai supjaustykite. Pašalinkite aitriosios paprikos sėklas, papriką susmulkinkite. Keptuvėje įkaitinkite truputį aliejaus ir dėkite kepti svogūnus, česnakus ir aitriasias paprikas. Kai svogūnai truputėlį apkeps, į keptuvę sudėkite kitus prieskonius – maltą raudonąją papriką, ciberžoles, imbierą, prieskonių mišinį artimieji rytai ir tirštą pomidorų tyrę. Kepkite keletą minučių, kol svogūnai visiškai iškeps. Padažą atvėsinkite ir sumalkite elektriniu trintuvu, kad būtų tyrės konsistencijos. Vištienos filė supjaustykite kubeliais ir apkepkite keptuvėje su trupučiu aliejaus. Tada vištieną užpilkite prieš tai pagamintų padažų ir dar pakepkite keletą minučių. Po to į keptuvę verskite pomidorus savose sultyse ir troškinkite vištieną apie 15 minučių. Troškinį pagardinkite druska ir pipirais. Išvirkite basmati ryžius, kaip nurodyta ant pakuotės. Vištieną patiekite su ryžiais. Skanaus!